Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Keletą savaičių neatsakinėjau į klausimus, tam buvo priežastys, viena iš jų matyt matoma. Atostogavau vieną savaitę, po to aišku buvo daug visokių įvykių, paskutinę savaitę ypatingai aktyvi dėl po rinkimų pasirodžiusių rezultatų. Tenka paaiškinti, kodėl mūsų ar kitoj savivaldybėje yra tokie rezultatai. Pasikartosiu, ką ir sakiau, manau, kad visgi iš centrinės valdžios tokioms savivaldybėms kaip mūsų reikia šiek tiek daugiau dėmesio. Na, o dabar atsakysiu į tos klausimus, kuriuos gavau. Kada pradės tvarkyti miesto paplūdimį? Lengva atsakyti tokį klausimą, nes jis jau pradėtas tvarkyti, yra žmonės paskirti tvarkymui ir visą gegužės mėnesį ir visą šiltąjį sezoną paplūdimys bus tvarkomas nuolatinai. Kada bus nudažytas ir suremontuotas paplūdimio tiltas? Tai paplūdimio tiltas jau remontuojamas, tvarkomas ir turi būti baigti darbai iki birželio 1, tai iki maudymosi sezono. Kapitališkai remontuoti patį tiltą esame numatę jau rudens mėnesiais, kada pasibaigs maudymosi sezonas. Kada bus padarytas apšvietimas virš hamakų esančių poilsio zonoje prie ežero? Žinau, čia norėčiau šiek tiek apsistoti. Apšvietimas buvo. Ir taip norisi sarkastiškai paklausti, ar jau lemputės būtuose pasibaigė. Nes apšvietimo nėra ne todėl, kad jo nebuvo, ar jis buvo neįrengtas, o todėl, kad mūsų gyventojai išsisuko lemputes ir išsinešė. Žinot, tikrai gėda man už tokius žmonės, kurie priima tokius sprendimus, išsisukti lemputes tam, kad matyti išsinešti namo, panaudoti. Net sunku įsivaizduoti, kur jas galima būtų panaudoti, bet tai yra faktas. Ir ne tik lemputės išsisukti, bet dar ir patronus išsimontuoti. Todėl dabar vyksta pirkimai ir pirkimui pasibaigus bus jau visai kito tipo girliandos, kur jau tikimės, kad tokių girliandų kažkur tai butuose, soduose jau panaudoti nebus galima, tai hamakai tie ir bus apšviesti. Kada bus suremontuotas nusileidimas į vandenį asmenims su negale? Taip pat iki maudymosi sezono pradžios, tai iki birželio 1 šis darbas taip pat bus atliktas. Kodėl neveikia naujas fontanas? Taip, jisai tikrai neveikia, nes atsitiko avarija, neteisingai suveikė automatika ir vanduo subėgo į techninės patalpas, kurios yra po fontanu, ir dabar tas patalpas reikia pilnai išdžiovinti, patikrinti visą automatiką, visus programavimo momentus ir, kaip rangovas pareiškęs, iki gegužės pabaigos fontanas vėl dirbs. Taip pat noriu pasakyti, kad savivaldybei tai nekainuoja, kadangi tai yra garantiniai darbai, ir rangovas pripažįsta šios garantinius darbus. Kodėl Visagine nedalina oranžinių maišų skirtų maisto atliekomis kaip Vilniuje? Tai todėl, kad Vilnius netlikęs tam tikrų namų darbų, ką jau Utenos regionas pasidaręs, tai Utenos regione atliekų tvarkymo centras šalia Utenos ir visos 6 savivaldybės yra investavę tam, kad galima būtų rūšiuoti maisto atliekas nuo buitinių atliekų lengviau ir nereikia kažkokių oranžinių išsiskiriančių maišelių dalinti. Taigi gali mūsų gyventojai dėti maisto atliekas į tos pačius maišelius, kurie ir perkami kartu su maisto produktais. Ir tie maišeliai tampa tarsi 3 kartus panaudojami. Pirmas, kada jūs nusiperkat maisto produktus ir parsinešat namo. Antras, kada jūs išnešat maisto atliekas su jais ir išmetat į konteinerį. Ir trečiasis, jau iš Utenos tie maišeliai išvažiuoja dar perdirbimui. Todėl mums nėra jokios būtinybės pirkti oranžinius maišelius ir dalinti gyventojams.
Kodėl nepradėtas vykdyti žadėtas čiuožyklos projektas ežero teritorijoje 3 mikrorajone? Na, matyt, ne čiuožyklos, o to kalno supylimo, tai tikrai nesutiksiu, kad tai yra nepradėtas projektas, projektas vyksta, tiesiog kai kurie darbai tiesioginė prasme nematomi, tai dabar šiuo metu yra parengtas techninis projektas, yra gautas statybos leidimas, šiuo metu vyksta pirkimo procedūros ir tikimės, kad vasaros pabaigoje, turbūt rugpjūčio mėnesį, jau pamatysit pradėtus vykdyti fizinius darbus. Kodėl Sedulinos alėjoje gėlės pasodintos į smėlį? Ar jos prigis? Na, labai populiarus klausimas, dažnai jį tenka atsakyti ne tik gyventojams, bet ir miesto svečiams, netgi vyriausybės atstovams. Tai tuo mes galime didžiuotis, kad mūsų projektuotojas padarė pirmąjį Lietuvoje tokį projektą, tai yra tvarų projektą, pagal kurį visas lietaus vanduo surenkamas nuo takų, nuo to granito, jis patenka į tas vietas, kur pasodintos gėlės, o ten jau įrengta tokiu būdu, kad pirmiausia apie 40 cm juodžemio, po to į tą juodžemį ir patenka vanduo, viršui yra tik tai smėlis. Pačios gėlės pasodintos į juodžemį ir jos prasikala pro smėlį ir matome, kad jos rudenį pasodintos yra prigijusios ir jau dabar žydi. O laistyti reikia gerokai mažiau, kadangi visas lietaus vanduo gražiai patenka į tą dalį, kur ir reikia gėlių šaknims. Pernai vyko miesto gyventojų projektų idėjų konkursas, kuriame laimėta idėja buvo rekonstruoti teritoriją prie policijos komisariato ir parduotuvės Moki veži. Taip vadinamas fontanas be vandens. Kada prasidės darbai? Taigi, tikra tiesa, tas konkursas buvo įtakotas žmonių noro ir dabar vyksta jau pirkimo darbai. Tikiuosi, kad jie nebus kažkaip tai sustabdyti dėl kažkokių teisinių priežasčių ir birželio Liepos mėnesiais jau bus pradėti fiziniai darbai. Jų apimtyje yra suoliukai, takeliai, apšvietimas šitos teritorijos ir tikiu, kad ta vieta taps patraukli mūsų gyventojams. Ar iki maudymosi sezono mūsų ežeras bus išvalytas nuo žolių ir dumblo? Ne, iki šio sezono tikrai tai padaryta nebus, nes to padaryti tiesiog negalime. Pagal teisės aktus šio pavasarinių ir pradžios vasaros metu to daryti tiesiog negalima, nes tai yra laikas, kada paukščių poravimosi, paukščių lizdų ir paukščiukų perėjimo metas, taip pat ir žuvų ikrų metimas ir to daryti tiesiog pagal teisės aktus negalima. Šitą darbą darysime jau po maudymosi sezono, tai yra rudenį, tam, kad kitą pavasarį to daryti nereikėtų ir ežeras būtų švaresnis. Taigi visi klausimai, kurie buvo gauti, atsakyti. Tikiuosi, kad atsakiau teisingai, suprantamai ir tikiuosi, kad toliau siūsite savo klausimus, aš juos mielai atsakysiu. Kitą kartą ir pradėsiu galbūt rodyti ir tuos objektus, kurie daromi. Turbūt jau pastebėjote, kad ir sulūžęs vėliavos stiebas atstatytas ir dabar pradedame procedūras dėl stelos, taip vadinamos, su gerve remonto. Taip kad darbai vyksta, miestas gražėja, yra ką parodyti, yra apie ką papasakoti ir viskas bus gerai.